Kūrybotyra. Sveiki, mieli ir gerbiami Kūrybotyros tinklalaidės žiūrovai, klausytojai. Ir šiandien sveikinuosi Augustinas Balaišis. Ir Milda Gaulienė. O prie smuiko rankose laiko šiandien Jonas Matusa. Sveiki visi. Niekad nemačiau Jono su smuiku, tu matei? Nemačiau, bet kažkodėl įsivaizdavau dar ir su kontrabosu ir violončeliai. Bet šiandien kažkodėl atsinešė smuiką. Taip. Na gerai, bet dabar surimtėkim ir toj vėl atsipalaiduokim. Tai norėčiau šios dienos, prieš paskelbdama šios dienos temą, perduoti linkėjimus šventiniui Bankuchenui arba Lukui Šidlauskui. Tai Lukai, ačiū tau už šios dienos temos pasiūlymą, nes buvau labai stipriai motyvuotas jo kartoninės dėžės žaidimizacijai ir linkėjimus perdodam ne tik tais Lukui, bet ir jo išgalvotam personažui Rolui. Tai irgi ilgai galvojau, kaip šitą temą pavadinti ir prisipažinsiu, net ir dabar atėjęs, nežinau, kaip tą temą tiksliai įvardinti, tai pasirašiau čia kelis pavadinimus, bet iš esmės noriu pakalbėti apie pažinimą, apie mokymąsi ir prasmę. Ar jau supranti, apie ką kalbėsim? Nu, dar važiuojam. Apie mokslą, apie mechaniką, apie, dar čia taip poetiškai pasirašiau, pažinimo architektūrą. Ar jau bandysi spėti, ar tau pasakyti? Nu, pasakyk, aš paskui pažiūrėsiu, ar stop. Tai rimtieji žaidimai, Taip. Žaidybinimas, arba kaip Lukas Šidlauskas pasakytų, žaidimizacija. Ir klausimas, ar tai veikia? Taip. Aš tai tikiu, kad veikia. Tai, kad tu raganas ir kur kortomis ant savo taro būri, tai mes visi tą žinom. Bet šiaip turiu tokį galbūt klausimą provokacinį. Na, yra ten tų daug kūrybinių metodikų, atvyksta įvairiausi fasilitatoriai, ekspertai, kurie jau moka, žino tos procesus, žino tą gamifikaciją, sužaidybinimą. Galbūt dar klausytojams reikėtų paaiškinti, kas tai yra. Tai reiškia, kada, na, jeigu įmam kokios nors įmonės atveju, kada įmonė pasisamdo kokią nors ekspertą ir tas žmogus atsiveža kažkokį tai metodą ir su to metodo būdu, bet tuo pačiu ir žaidžiant, yra bandoma spręsti arba atrasti būdus, kaip išspręsti arba palengvinti tą problemą. Tai va, tai mano klausimas yra toksai, kada tave įmonė kokią nors pasikvietė, būtų gerai, kad neįvardintum. Ir kada tu atvyksti į tą įmonę ir atsiveži savo kažkokį tai metodą, ką matai tų žmonių veiduose? Nu, be džiaugsmo ir tų gerų teigiamų emocijų. Pradžiai būna be abejo toks truputėlį skeptiškumas. Nu, tai dabar čia jau žaisimės. Skepsis. Skepsis, tikrai. Nes dar yra tas nusistatymas, kad žaidimai lygų nerimta kažkas. Taip. Nerimto. Mesgi suaugę, pasižiūrėkite į pasą. Taip. Ir kodėl čia dabar mes čia dirbam rimtai, čia problemas sprendžiam ir štai dabar čia lieps mums žaisti. Vėl eiliniai kažkokie išsidirbinėjimai. Kam to reikia? Taip, kam to reikia. Nors kita vertus mes sakom, kad nenustokime žaisti visą laiką, būkime smalsus, būkime žingeidus, būkime tokie kūrybiški ir pasimokykime iš vaikų. Pažiūrėkime, jie žaidžia, jie eksperimentuoja, jie pritaiko naujas idėjas, būtent pradeda nuo smėlio dėžės ir vėliau su įvairiais konstruktoriais. Tai mes skatinam tą daryti, bet kita vertus mes sakom, kad čia jau nesuaugusių lyg tai užsiėmimai. Tai būna toks truputėlį nusiteikimas ir tas skeptiškumas. Ir man smagiausia ta dalis, matant, kaip jisai eigoje tirpsta ir nebelieka jo. Išbandžius tiem suaugusiem, rimtiesiems dėdėm ir tetom, išbandžius vieną ar kitą žaidybinę mechaniką ar metodą, išnyksta tas nusistatymas. Tai man atrodo smagiausia ta dalis matyti, kaip akise sugriaunamas tas mitas. Nu, bet įmonės vadovui ar tenai žmogiškų išteklių specialistui, kuris tave pasisamdė, jiem gal visai nesvarbu, koks tau jausmas tave apima. Bet gal pakalbėkime apie tai,
kokia yra nauda tame. Nes aš sakyčiau, kad žaidimizacija arba gamifikacija arba sužaidybinimo momentas, net ir sprendžiant vienokią ir kitokią problemą, pagal nesvarbu kokią metodiką pasėmus, visų pirma, ką mums duoda. Tai duoda tam tikrą saugią aplinką. Taip. Tai vėlgi saugi aplinka, ar ne? Reiškia, mes galime kurti prototipuoti. Ir tai, tenai niekas nepraras tikrų pinigų, nebus nuostolio, ne, bet bus tokia treniruotė. Ir dar kitas dalykas, be tos saugios aplinkos, galbūt mes pamatysime savo kolegas, sakykime, tam tikroje, netikėtoje situacijoje, bet ir tam tikrame netikėtame amplua vaidmenyje. Taip. Ir pavyzdžiui, kaip mes galėtumėm pasikeisti, jeigu mums pasakytų, kad jūs dabar esate, pavyzdžiui, tu Milda, esi kokia nors, pavyzdžiui, advokatė. Iš karto, ar ne, kaip tu save įsivaizduoji, pavyzdžiui. Tai užkart kažkaip kostiumėlis užskrenda. Taip, kas dar? Toks rimto veido. Taip, rimtas veidas, ar ne, kažkokia atsakomybė, žodžių parinkimas, tam tikras tonas ir taip toliau. Gestai netgi. Taip. O jeigu, pavyzdžiui, pasakytumėm, kad aš esu kas nors, aš nežinau, tu man pasakyk, kad aš esu. Policininkas. Taip, tai iš karto toksai gaunasi jau mano irgi rankose tam tikra galia, ar ne, įstatymų žinojimas. Aišku, noras išbandyti dujų balionėrį ir tazerį. Gal jau ir su alumniais kažkur besišvaistydamas. Taip, jau su uniforma jau tikrai neįsiu alaus gerti ir ten ar kažkokių tais negerų dalykų daryti, jau irgi pagalvočiau, ar ne. Tai jau vien tik tais tas amplua, ar ne, rolės įvedimas, ką jisai duoda. Taip. Aš pamenu dar konkretų tokį atvejį iš savo situacijos, kaip įmonėje buvom išėję tiesiog kaip linksmai praleist laiko su darbo kolektyvu ir pabėgimo kambarį pasirinkom. Ir paskui įmonės vadovė, kuri ten irgi kartu dalyvavo, jinai sako, kaip nerealiai net nesitikėjau, kad pamačiau savo darbuotojus būtent tose situacijose ir pamačiau, kokios jų savybės atsiskleidžia ir kaip tą darbę galima panaudoti ir net kokios jų stipriosios savybės būtent yra, būnant tam pabėgimo kambarį ir atliekant situacijas. Būtent šitas dalykas, kad mes vieni nuo kitų slepiam savo tikruosius galbūt pomėgius arba užsiėmimus arba svajonės arba netgi ir tam tikrus ir veidus po kaukėmis, ne, po socialinėmis kaukėmis. Tai, ką mes leidžiame savo namuose, prie artimųjų, mes tikrai neleidžiame prie nepažįstamų žmonių. Ir čia irgi visiškai paskutinio savaitgalio tokia mintis, kurią aš prasivežiau, tai buvo pasiūlymas vykti, susitikti su nematytais žmonėmis pirmą kartą. Ir buvo pasakyta, kad tame susitikime bus galimybė išsimaudyti džekuziją. Ir aš galvoju, gal visai ir verta pasimti ten to maudymosi kostiumėlį, žodžiu, persirengti. Bet iš kitų žmonių išgirdau tokį, klausimą arba dvejonę, bet ar tu tikrai norėtum eiti su žmonėmis, kuriuos matai pirmą kartą į tą džekuzį? Ir aš galvoju, aš tai kažkaip galėčiau, bet pasirodo, kad kažkam tai yra galbūt, nepriimtina. Taip, arba nejaukus toksai dalykas gali būti visai. Tai, pavyzdžiui, tai aišku, mes čia atvirai pasikalbėjome, bet kartais per žaidimizaciją, per gamifikaciją mes galime išsiaiškinti, kas, pavyzdžiui, yra ir nepriimtina mūsų, tarkime, kolegoms, bendradarbiams ir jų net ir vertybinę prizmę sužinoti. Čia labai daug aspektų, man atrodo, galima paliesti per tos gamifikacijos. Paliesk, kuo daugiau dabar, taip. Tai galima, ne tik sužinot, kaip sakai, kas ir nepatinka, kas ir tinka. Ir ribos, kurios vieni gali peržengti, kiti negali, vieniems žodžiu yra nepriimtini tam tikri dalykai, bet ir tuo pačiu pamatai, kiek žmonės mėgsta riziką, kiek yra tokia linkę saugesniai pozicijai pabūt. Pasimato, kokie, ar jie išradėjai, ar labiau tokie vykdytojai, pamatom, ar labiau vedliai, ar komandos tokie tylėjai žmonės, labai atsiskleidžia daug dalykų tikrai. Nes galvojant irgi, pavyzdžiui, kokią nors pasirinkus, iki skausmo visiems žinomą metodą, tai galima pasižiūrėti, ar tikrai jisai pasitikrinti, ar jisai tikrai taip veikia. Ir, koks nors iki skausmo visiems žinomas metodas, tai gali būti kokia nors, pavyzdžiui, šachmatai galbūt ne kiekvienam yra priimtina, bet šaškėmis, ko gero, aš drįsčiau tikti, kad tikrai daugelis mūsų galėtų sužaisti bent tą vieną partiją. Ir tas pats pasirinkimas, netgi, pavyzdžiui, suskirščius kelias komandas ir liepti duoti šaškių lentą,
ir pasižiūrėti, kaip kiekvienas, tarkime, jeigu jiems būtų liepta kiekvienai komandai laimėti ir jie galėtų pasitarti, kokį kitą ėjimą daryti ir kaip jie tada sužaistų tą šaškių partiją, ne, kaip viskas pasikeistų. Jeigu motyvuojant žmonės, ne tik tai, kad pabandykit sužaisti, bet kažkas jūsų lauks tam tikras apdovanojimas. Vėlgi tose prototipinėse situacijose labai stipriai viskas pasikeičia, kada tu pasakai, kad jūsų laukia kažkoks tai prizas. Bet čia dar ir prisimenu apie atvejį, kur diskutavom, kad kiekvieną kartą žaidimuose atsiranda koks nors guru, kuris visada žino geriau už kitus. Taip. Ir stengiasi visiems pareguliuoti ir panaviguoti visus. Todėl vėlgi tas pats mentorius, kuris veda būtent tą procesą, turėtų žinoti labai daug tokių niuansų, ko galima tikėtis ir kaip suvaldyti būtent to žmonės, kad kažkoks tai atsiradęs dominantė žmogus, kad jisai neužgoštų visos grupės arba tos visos grupės nuomonės nenusivestų paskui save. Tai vėlgi galima išsiaiškinti ir vertybės, kas yra lyderiai, kas yra kūrybiški žmonės, kas galbūt kaip tik sustingsta ir nieko nebedaro. Ką dar, pavyzdžiui, esi pastebėjusi tokiuose mokymuose, kuriuos tu vedėjai, kas dar nutinka, kokią nors stebuklą? Stebuklą? Man labiausiai tokia, kaip ir jau pradžiai paminėjau, kad tas toksai netikėtumo efektas, kai tas skepsis išsisklaido ir pamato ir tikrai įsitraukia žmonės ir smagu matyti, kaip pasidalina vaidmenim ir kiekvienas tą randa savo vietą. Nes kaip ir darbinėse situacijose kartais vieni būna tie, kurie labiau uždominuoja, kiti mažiau, bet žaidimuose leidžia įtraukti ir tuos mažiau dominuojančius, bet jiems suteikti labai svarbią rolę, kuri yra labai svarbi pačio to galutinio rezultato siekimui. Tai man šitas būna irgi labai gražus momentas, kad ir tie tylieji, ir tie ramieji labai svaria dalim prisideda prie galutinio rezultato įgyvendinimo. Kūrybotyra. Prenumeruok, spausk patinka ir dalinkis su draugais. O tarkim, ar esi pati buvusi ne mentoriaus pusėje, ne vedlio pusėje, bet būtent toj pusė, kuri kažką tais bandė naujo ir buvo įmesta? Gal gali kokį nors pavyzdį irgi papasakoti tau įsimintiną? Buvo iš tikrųjų toksai pavyzdys, čia darbinės buvo irgi dirbtuvės. Jau dabar neatsiminsiu, koks konkrečiai metodas, bet atsimenu, iš pradžių tikrai kažkaip keistai labai skambėjo, bet apie susidirbimą ir susikalibravimą buvo. Ir reikėjo... Bendradarbystė, gal reikėtų sakyti. Bendradarbystė, taip. Reikėjo paėmus ilgus spagečio makaronus, taip po vieną pirštą suliest su kitu žmogum ir abi rankos, žodžiu, užimtos po vieną pirštą ir spagečių ir judėti erdvėje, labai įsiklausant į kito judesius. Ir tikrai, ir kad nesutrupėtų makaronas ir kad neiškristų, ir tikrai nėra tai lengva. Ir atsimenu, buvo grupėje žmogus, kuris sakė, aš tikrai taip nedarysiu, čia yra visiškai nesąmonė ir atsisakė dalyvautame. Taip. Tai toks truputėlį čia nestebuklas, bet buvo tokio keistumo šitame, nes čia aišku, aš turiu, kad o kodėlgi neišbandyti visokių įdomybių, bet ne visiems tai yra primtina. Tai žodžiu, buvo toksai truputėlį ir nuostabos, lengvos jausmas. Man irgi kartais atrodo, nustebino tokie nutikimai, kaip ir tu pati vardini, kad kartais žmonės tiesiog atsisako bandyti. Ir tada klausi savęs, kodėl taip nutinka. Ar tas žmogus tikrai bijo kažkaip pasirodyti, kad jisai, kvailas, ar kad ką jam duos, tai kodėl taip iš viso įvyksta, kad žmonės net nedrįsta pabandyti. Nors mato, kad, tarkim, didžioji dalis grupės, tarkime, bando. Nežinau, aš iš tikrųjų visą laiką irgi labai savo keliu šitą klausimą ir galvoju, kodėl, jūs tiesiog pabandykit, juk čia nieks to jums nei pažymį rašys, nei per galvą duos, nei kažkuo čia lemtingo pasikeis situacija. O tas pabandymas duoda visai smagių dalykų ir patirčių. Tai aš neturiu iš tikrųjų atsakymo, kad ir kaip begalvočiau ir ne kartą esu tai galvojus, gal yra kažkokių asmeninių gilių dalykų, kurie nepasimato ir kurių mes ten negalim iškapstyti ir sužinoti. Aš irgi kažkaip svarstydavau, kaip priversti to žmonės ir apsidrausti, kad tokių žmonių, jeigu atsirastų, ką reikėtų padaryti, gal kažkokią tokią, žaidiminę
prievolę gal kokią nors duoti sutikimo raštą, kad jie pasirašytų, kad jie būtinai turės tą daryti, nes kitaip kažkas ten tokio nutiks. Juos priversti teisiškai. O sakai, reikia verst? Aš manau, kad gal kartais reikia. Įspirt truputėlį, ne tokio? Taip, nes yra lengviausia pasakyti, gal jūs čia užsimkit tais spagečiais ir šokiais, o aš išgersiu kavos arba atrašysiu e-mailą kokią nors. Tai tada toks kažkaip man tai čia yra tokia grinai, durys į nugarą kažkokia išdavystė. Man irgi labai keista, kodėl žmonės to... Aš aišku suprantu, jeigu ten būna koks nors, jeigu ten žmogus turi kokią nors judumo sutrikimą, kur negali ten judėti arba ten ką tik po operacijos kokios nors, ar ten nugara perpūsta ir taip toliau, tai vat gal tada tu gali pasakyti, bet tiesiog šiaip. Vien dėl to, kad ne? Čia spjūvis toks į kūrybiškumo veidą. Visiškai apspjaudytas. Taip. Tai jeigu turit kažkas atsakymų, tai būtų labai įdomu. Taip, būtinai mūsų informuokit, kaip jūs, pavyzdžiui, kaip jūs jaučiatės ar kaip tą reikėtų spręsti. Dabar irgi koks įdomus dalykas, kad būtent gamifikacija mums suteikia teisę eksperimentuoti, tai yra gerokai pigiau ir netgi tas pats rolės suteikimas. Mes lygiai taip pat, pavyzdžiui, kad turime įmonėje kažkokį pavyzdys, nebūtinai aišku ir įmonėje arba institucijoje kažkokią problemą, mes suteikdami vienokią arba kitokią rolę galime gauti tam tikras interpretacijas net iš mūsų kolegų, iš mūsų ratų žmonių, kurie galbūt apsimestais personažais ir mums dar tą pačią problemą nušvies kitoje šviesoje ir galbūt padės surasti ir atsakymą, kaip tą problemą spręsti. Vien dėl to, kad mes sutikome pažaisti ir būti kitokiais negu įprasta. O kaip manai, ar yra tam tikri žaidimo lygmenys, kur čia pradedant nuo tų konstruktorių arba makaroninių dalykų, kaip ir Marshmallow Challenge arba mano minėta situacija su judesiu ir su makaronais. Bet ar yra tam tikri lygiai, kur ne visi ir turi gauti kažkokį specialų pasiruošimą, kad galėtų dalyvauti tose gamifikacijose? Manau, kad galėčiau gal net atsakyti ir nežinau, kiek aš ar tokio tikės atsakymą, gal iš vis nesitikė, bet manau, kada jau grupėje atsiranda komanda, tai irgi jau yra silpnas dalykas, nes tada tu jau žinai, ko tu gali tikėtis, jau tu žinai, kaip tu gali ką veikti, truputėlį atima tą pažinimo džiaugsmą ir tai čia yra viena atsakymo dalis, kad jeigu jau matai, kad jau žmonės yra kaip kabutėse susidirbę ar nesusibendravę, kartu gali kurti ir nugalėti, tai čia irgi reikėtų tokią grupę bandyti, ne visą dieną būti su tą pačią grupę, taip išskaidyti. O kita atsakymo dalis tai būtų, įsivaizduokim irgi tokią situaciją, kad net ir žiūrint, pavyzdžiui, kokios nors, mokytojus, ten pradinių klasių, matematikos, fizikos, biologijos, chemijos, ką tik norim, ar ne, ir jie turi labai tikslų procesą, žino, ką vaikai turi išmokti ir kokius rezultatus turi pasiekti ir taip toliau, bet ir kada šitie žmonės susimąsto, kad galbūt galima būtų pateikti jų tas temas kaip nors neįprastai ir galbūt tas neįprastas pateikimas tai būtų įtraukus. Man, pavyzdžiui, labiausiai širdis skauda dėl solfedžio pamokų. Dėl ko? Muzikos mokyklos, ar ne, solfedžio. Tai 200 plus metų niekas nesikeičia. Nuostabaus, be galo svarbi yra, be galo svarbus modulis, pamoka be galo svarbi, bet metodikos tai yra, čia aišku, dabar kas nors ten išlys iš kokios nors, nesakysiu, kokios mokyklos pavadinimo, ar ten sakys, bet mes ten kažką taikom. Tai jūs gal kažką ir taikot, bet didžioji dalis, vėlgi klausimas, kiek jie taiko ir kiek tie patys pedagogai, kaip pavyzdys, yra linkę keistis. Bet aš čia turiu visai gerai pavyzdį iš solfedžio pamokų, nes... Noriu pasakyti, ir tada klausimas yra, ar aš pats noriu keistis, bet į mokymus ateinu, dėl ko? Dėl to pažymėjimo, kur būna užrašyta 16 arba 40 valandų. Aha, sakyk dabar. Tai mano iš solfedžio pamokų, tai gal kažkas, bent jau man pasisekė, kad tokį smagų mokytą turėjau, tai statėm roko operą Grybų karas kažkaip per solfedžio pamokas. Visai toks buvo. Kitas įprasminimas, žinai. Bet tai čia vieno semestro tema, ar čia 1 metų, ar čia kaip? Čia 1 metų buvo. O ką kitais metais? Jau nepamenu, bet tas įsimintinas. Tai tas išskirtinis, ar ne, tu tą atsimeni? Tai tai irgi toksai, pagalvokite ir apie iš savo pozicijos, ar ne, kaip, pavyzdžiui, turit kažkokį tai, sąrašą problemų sprendimo
tiksliau, veiksmų planą, ar ne, kažkokią tai turite ir kaip jį išspręsti. Tai ir imatės visą laiką to paties. O jeigu viską darytumėt atvirkščiai arba keistumėt, arba įvestumėte kažkokią tai sužaidybinimo arba žaidimizacijos elementą, kas tada būtų? Tai būtų smagių netikėtumų. Aš tai manau, kad tas sudrumstimas vandens, tai visą laiką, kad ir kaip mes ten nenorim tų tornadų ar uraganų, bet tas vandens išjudinimas, kad nevirstume pelkėm, tai labai svarbus. Ir būtent tie sužaidybinimai ir tie įvairių metodų įnešimai būtent ir leidžia sudrumsti tą vandenėlį, kad tam pelkėm nevirstume. Aš netgi tau paantrinčiau ir pasakyčiau, kad tai netgi priverčia pažinti save. Ir džiaugtis tuo pažinimu, džiaugtis, kad mes patys galime save pamatyti visai kitokius, kitaip ir gal net ir patys save galime nustebinti. Ir tie žaidimai nebūtent visi būna susiję su, kad ant stalo vyksta, kad elementai kokie nors, man iš paskutinių toks visai įsiminęs, tai čia linkėjimai, jeigu klauso, tai žinos kas, Vijūnė tokį pravedė labai smagų su kūno judesiais susijusi žaidybinį elementą, kur leido kažkaip tą savo kūną truputėlį išlaisvinti ir pasižiūrėti, kaip jisai juda erdvėje ir kaip jisai rezonuoja su kitų žmonių judesiais ir panašiai. Tai nebūtinai turi vykti prie stalo ar aplinkoje, kur turime kažkokius atributus ir ofise ir panašiai. Netgi dar pridėčiau prie tavo ir palinkėjimų ir padėkos, irgi kokią esu girdėjęs klausimą, pavyzdžiui, dėl ko įmonės dažnai neužsisako gamifikacijos metodikų. Ir viena iš tokių baimių yra tai, kad įmonėje, pavyzdžiui, arba kolektyve yra skirtingo amžiaus žmonės. Kad turime ir labai jaunų, pavyzdžiui, dar studentų, ir turim tokių pabuvus, ir turime netoli pensijos. Taigi čia tikrai nesuveiks. Kaip mes dabar to žmonės priversime arba liepsime jiems, taigi čia bus nesąmonė. Bet patys gražiausi dalykai gimsta tada, kada yra jaunas toksai, optimistiškumas, galimybių paieškos. Tada, kada yra patirtis ir toksai nebetikėjimas, kad iš viso kažką galima naujo sukurti. Tie žmonės, kur per vidurį, jų gali būti įvairių, bet su teisinga mentorystė, su subalansuotomis arba skirtingomis, arba kaip tik labai nesubalansuotomis komandomis galima bandyti vis tiek važiuoti tuo vežimu, ar tuo sukonstruotų dviračių ar automobiliu, kai mes čia pavadinsime, arba bandyti pakilti su raketa ir žiūrėti, kas gausis. Bet tame ir yra daugeliu atveju atradimo džiaugsmas. Ir kartais tų jaunų arba naujų arba senų lyderių atradimas arba įsitraukimas gali padidinti ir paties kolektyvo pasitikėjimas padidėti, bet ir satisfakcija darbu. Tai čia yra be galo svarbus faktorius, nes vėlgi, kaip čia dažnai žmogiškų išteklių skyrių žmonės pasako, kad atlyginimas nėra tas motyvuojantis faktorius, tai nėra lemiantis svertas. Ir kas tada yra tas lemiantis svertas, kaip tu galvoji? Tas lemiantis svertas tai labai svarbu ir kultūra, kurią tiek sukuria patys žmonės, kurie ten dirba, jeigu čia mes konkrečiai apie darbuotojus kalbam, tiek apie įmonės vadovus, kurie skatina vieną ar kitą kultūrą. Ir kaip sakai, tie, kurie prisibijo įtraukti žmonės, kad tai ir amžiaus skirtingo, gal yra ir įsitraukimo nebus, tai visada labai smagu matyti, kad tas gerasis pavyzdys užkrečia. Ir vieni, jeigu pradeda ką nors daryti ir kažkaip nejučia žiūri ir tie vyresni įsitraukia, ir tie, kur atrodė, kad čia niekada niekur nedalyvauja, žiūrėk ir jau gal ir nedrąsiai pradžiai, bet ir pradeda ir sudalyvauja. Tai čia yra ir tokių pavyzdžių tikrai ir esame matę, ir aš savo įmonėje tikrai mačiau, kur, atrodo, čia nesąmonė, dabar lieps čia kažkokią piešt paveikslą, čia nei mes piešt mokam, nei ką. Bet vienas atėjo ten ką nors pridėjo, sako, aš čia galiu patobulinti ir panašiai. Tas toks konkuravimo gal ir įsijungia kartais elementas ir tas gerasis pavyzdys užkrečia, o kodėlgi ne. Ir netgi naivumas kartais gali būti irgi raktas. Taip. Į tokius klausimus. Dabar tavęs paklausiu, kokią tu galėtum papasakoti kūrybinę metodiką, kuri būtų susijusi su šios dienos tema?
Aš papasakosiu tokią paprastą, kadangi jau apie žaidimus kalbam, tai prisiminsim seną gerą žaidimą, kaip tik savaitgalį išbandėm. Vėl čia prisiminę senus laikus, jeigu pamenat, toksai būdavo, kur ant popieriaus reikia rašyti. Užrašyti yra klausimai, kas, su kuo, kada, ką veikia. Ir žodžiu, užlenkiam tas vietas ir kitas žmogus pratęsia. Tai jeigu aš parašiau kas, užlenkiau, tu parašai su kuo, vėliau dar kas nors parašo kur ir ką veikia. Ir žodžiu, išlankščius tą lapą gaunasi kartais smagi, kartais keista, kartais tokia netikėta istorija. O aš irgi šiandien galvodamas apie tą žaidimizaciją, prisiminiau, kad kartais laiks nuo laiko žinių portaluose arba kas nors, nežinau, per radiją ar televiziją galbūt netgi irgi parodo reportažą arba papasako, kad štai atsirado kažkoks tai laiškas arba butelį ištraukė iš vandenyno ar iš jūros su laišku, kuris tam plaukia labai labai seniai. Tai siūlyčiau irgi dabar paimti popieriaus lapą ir sugalvoti, ką parašyti. Ir ką jūs parašytumėt, jeigu suprastumėt, kad tą laišką, pavyzdžiui, paskaitys žmonės po 100 metų. Ir čia šita metodika yra tokia įdomi, kad tu gali paimti ir parašyti kažką, bet rašydamas vis tiek jauti tą atsakomybę. Ir gal beieškodamas tos atsakomybės ir minčių, gal tada atrasi tam tikrą prasmę ir gal kažką sugalvosi pats pakeisti savo gyvenime. Nes jeigu kažką norėsi palinkėti, tada galbūt suprasi, kad pats to neturi arba nesi pasiekęs arba norėtum tą dalyką padaryti. Taip. Tai va, tai tiesiog, pabandykit parašyti laišką, aš nesakau, kad ten dabar primėtykit tų butelių ten į Baltijos jūrą ar dar kažkur, bet galbūt... Vietinę kūdrą galima. Arba kiti tenai statybose, ten kur nors cilindrai leidžia, arba į sieną, kur nors užmaskuoja, padeda remontą bedarydami, ten po grindimis palieka kažkokią tokią žinutę, bet pagalvokit ir apie prasmę. O galbūt net ir kažkokio tai savo žaidimo taisyklę sugalvokit ir po to įsivaizduokit kažkas po kelių šimtų metų sakys, atradom kažkokį tai žaidimo taisyklės, kur nieks nebuvo girdėję ir visi galvos, wow, kaip čia dabar tai buvo. O iš tikrųjų jūs busit sugalvoję tą ir tai bus tiesiog toksai paslėptas inkliuzas. Tai gal dar kažką nori Mildai pabaigai pasakyti, ar... Tai man atrodo, paliekam su šita mintim, kad galima daryti tuos žaidybinius inkliuzus ir mesti juos ir ateičiai ir netgi kažkaip, kai papasakoju apie tą laišką butelį, aš apskritai prisiminiau, kad kada esam čia paskutiniu metu gavę ranka parašytą laišką. Kažkokia tu senovinė. Kažkokia visiškai nostalgijos patraukė. Taip, bet tas rašiklio paėmimas, popieriaus paėmimas ir vištos kojo kringelių rašto suraitimas gali duoti irgi įdomių dalykų ir atradimų. Tai bent per šventes galima tiesiog ranka parašyti atvirutės išsiųsti. Čia irgi, manau, puikia idėja. Tai ačiū, Milda, tau už diskusiją. Einam klausytis Jono Griežimo smuiku. Ir šiandien prie mikrofono buvo Augustinas Balaišis. Ir Milda Gaulinė. Ir mes visi trys jūs kviečiame prenumeruoti Kūrybotyros tinklalaidę ir linkime gero likusio laiko. Ir nepamirškit žaisti. Būtinai. Iki. Iki. Kūrybotyra.